Taigi sveiki visi ir šiandien mes pradedame naują kelionę FC26. Dabar aš nusprendžiau nuo pradžių, nuo pačios pradžios pradėti tą kelionę, žaisti, viską filmuoti ir tiesiog dalintis su jumis, kas vyksta pas mane, kas vyksta mano klube ir tiesiog bandyti kurti naują kontentą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad pirmas video bus be kameros, nes truputį negalėjau kartu pafilmuoti ir gameplayo, ir kameros, todėl aš atskirai čia ant viršaus dabar dedu balsą. Šie metai šiaip man labai, nežinau kaip čia netgi paaiškinti, šie metai man yra labiau prie širdies, gal nežinau, dėl to, kad nežaidžiau visą vasarą. Galbūt, kad tiesiog pasikeitė žaidimas, bet tiesiog man labai malonu žaisti. Kas pasikeitė šiais metais, tai tie perdavimai visokie ir tiesiog gameplayas kažkoks tapo gal patogesnis, bet gynybui biški tapo sunkiau žaisti. Na ir dabar jūs prieš savo akis matysite porą pakų, kuriuos aš atidarinėjau. Šiaip aš įmečiau tik tuos pakus, kur aš kažką ištraukiau, tai pirmam pakė aš ištraukiau Kolumuani, kurį aš vėliau pardaviau. Šiaip jis jo labai neblogas, bet iš tikrųjų man kažkaip tas Lewandowskis, kurį aš ištraukiau untradeable, buvo daug geresnis, nes vis tiek finishingas šiaip šiais metais man atrodo labiau negu Paisas, jeigu ant strikerio. Ir antras pakas, kurį iš tų visų, kurio aš atdariau, tai buvo Gordonas, kuris, tiesiog aš nusprendžiau, kad neblogas, nes Paisas yra ir bėgiojo tiesiog flangę. Na ir po to ant likusių pointsų aš nusprendžiau nueiti palošti draftą. Jūs tuoj matysite, kaip aš einu ir nuėjau lošti tą draftą. Šiaip draftas surinkau neblogą tą komandą, bet labai stipriai man nepasisekė tam draftą, bet ką galėjau, tą išspaudžiau. Ir prieš akis jūs matote jau beveik tą komandą, ten su Sokratešu, Mbappé, Garinčia. Tai vis tiek galėjau ir patestuoti tuos žaidėjus, pažiūrėti kaip tas Mbappé šiais metais atrodo, kaip su juo žaisti. Na ir tiesiog jau prisijungiau po to prie pirmo mačo, sužaidžiau tą mačą, tai nežinau, šiaip buvo čia pirmas mano mačas FC. Netgi nebandžiau niekur nei Rivals, nei Squad Battles, o būtent į draftą. Tai noriu pasakyti, kad vis tiek, kaip pirmam mačui, tai tikrai neblogai sužaidžiau. Ir dabar jūs matysite tos įvarčius, kurias mes įmušėm ir aš ir varžovas. Tai pirmas įvartis, kurį jūs dabar matot, bus iš mano pusės. Šiaip nebloga kombinacija, bet aš ką pastebėjau, kad šiais metais vartininkai labai gerai stovi ant vartų, tiesiog traukia belio kokius šūdus, tai noriu patart, dažniau muškite į artimą kampą, nes tiesiog, ką jau pastebėjau, tai labai lengvai įmanoma pramušti tą artimą kampą. Ir dabar aš visą tai naudoju. Matot dabar antrą įvartį, tai man įmušė jau varžovas, įmušė tas Butragenijų. Ir iš karto čia, aš nežinau, čia tie kikofai gal, nepasakyčiau, kad ant tiek skriptas tas kikofas, kaip tais metais. Bet vis tiek kažkas pavyksta po to kikofo, tai žiūrėkit iš karto tą ataką. Perdavimas, išėjimas 1-1 ir tiesiog įvartis. Tai sakau, kad nėra taip sunku žaisti atakui kaip gynybui, tai reikia labai daug kantrybės, kai jūs žaidžiat gynybui, nes, jeigu jūs nors biškį išsimesit, bus tokia skylė gynybui ir gausit tiesiog už nugaros. O jis trečią mano įvartį, kur muša Garinčia ir vėl į artimą kampą, kaip aš sakiau, vartininkui be šansų. Ir pirmas rungtynės laimėtos drafte ir pereina prie kito rungtynio. Kitose rungtynėse man tiesiog suradau tokį varžovą, kuris tikrai labai buvo geras, labai gerai žaidė su player lockais, tiesiog moka žaisti. Įmuša jis man pirmą įvartį, su Aitana Bonmatė, nieko negalėjau padaryti šiaip. Na ir tiesiog čia mano drafto kelionė ir baigėsi šitam antram raunde. Nes, nežinau, negalėjau niekaip nei apsiginti, nei nieko padaryti, nei suatakuoti, todėl nusprendžiau, nors ir 0-2 įmanoma, bet nusprendžiau jau nežaisti. Ir dabar jūs matysite tuos pakus, kuriuos aš atidariau už draftą gavau. Šiaip
už vieną vyną netokį ir blogą paką, tai pakas už 7,5 tūkstančio ir ten 15, man atrodo, tūkstančių pakas. Ir kaip visada nieko neištraukiau, bet žinokit, tiesiog pakvikselint klubo ten tos aksesuarus, tai irgi coinsai ir už tos coinsus galima visko nusipirkti. Po to kitam pakė aš Baumaną ištraukiau, Baumanas irgi čia tiesiog į klubą, ne į skvadą. Šiaip bandžiau aš palošti dar squad battles, kad padaryt ten 300 asistų, bet tiesiog padariau daugiau negu 30 įvarčių ir mane pakikino, tai šiais metais negalima įmušti daugiau negu 30 įvarčių per mačą, nes tiesiog neužskaito. Ir va, vienas iš tų pakų, tai aš ištraukiau Soboslai iš Liverpoolio. Ir čia, sakyčiau, labai geras žaidėjas, jis iki dabar mano skvadė, jis netgi, nesuradau kito žaidėjo, kuris būtų geresnis už jį. Labai gerai save parodė. Tai siūlyčiau, ne taip brangiai jisai ir kainuoja, bet siūlyčiau nusipirkti. Nes, tikrai vertas dalykas. Šiaip dar aš už preorderį gavau Iconą, tai tiesiog aš jums po to dabar rodysiu, kaip aš traukiu tą Iconą, ką aš ištraukiau, tai galit dabar matyti, kad tiesiog gal yra čia Iconas ne geriausias, bet galėjo būti dar blogiau, todėl aš nieko nekaltinu. Taip esu laimingas, nes man tikrai patinka ir tokia legenda, tai Toni Kroosas. Manau, kad labai gera korta ir šiaip tikrai turėtų daug kam patikti, o būtent tiem, kurie ištraukė ten iš Korėjos ar dar tą Sisi, tai manau, kad tai labai geras variantas ir jis dar gaus tą upgrade'ą po poros mėnesių, kaip aš suprantu. Tai pačioj tai iš vis idealų turėtų tiesiog į skvadą patekti. Ir vėliau aš nusprendžiau tiesiog 1500 pointsų įmest į FC. Tai dabar jūs matot, nusprendžiau tą gerą paką atidaryti ir čia jau buvo tikrai labai geras pakas. Visų pirma, man atrodė, kad čia tiesiog kažkokį šūdą ištraukė, čia tą Boba Bright ir ten vėliau Jonathaną tą. Bet aš po to pažiūrėjau, kas buvo pačiam pakė ir žinokit, tikrai vertas toks dalykas, bet šiaip aš nesuprantu EA community, EA developerių, kodėl jie tiesiog dropina tos pagos jau nuo pačios pradžios. Nes žiūrėkit, čia nesveika, Konate, po to dar ta Salma, kurie už 80 000, man atrodo, ir dar Kerkezą vienam pakė. Tai vis tiek čia jau biškį nesąmonė gal iš jų pusės, nes žmonės vėl padarys vėl tą žaidimą, kai žmonės turės visas kordas ir bus nebeįdomu žaisti, nei Weekend lygos, nei nieko. Ir paskutinis dalykas, kurį aš padariau, tai tiesiog nusprendžiau padarytas bičiai Džeko. Ir šiaip nesakyčiau, kad jis labai yra geras, bet finišuoja aukštas ir gali pasistumti. Ir va čia mano komanda. Ir ką aš norėčiau jums pasakyti, tai gal ačiū už peržiūrą, ačiū už pirmą video. Stengsiuos ir daryti visokių streamų YouTube. Tai manau, kad tikrai bus gerai šiais metais, nes aš neblogai nusteigęs šiais metais. Todėl jau greit galbūt ir šiandien aš jau pajungsiu naują streamą. Ir streamas bus streamisiu ne tik aš vienas, bet su savo draugeliu. Tai manau tikrai bus labai įdomu pažiūrėti. Na ir tiesiog sakau, kad iki kito karto greit pasimatysime ir geros dienos. He's acting like a pro. Baby, let's go. Baby, let's go. Oh, she looking straight from the city. Oh man, she looking so pretty. Goddamn, I'd like to